Ryšių reguliavimo tarnybos nacionalinis skaitmeninio raštingumo projektas Ne vienas nėra pamirštas surengė šventę partneriams, vyresniems ir visiems Lietuvos žmonėms prezidentūroje. Susitikimo tikslas aptarti, ką mes nuveikėme jau ir kaip projektas vystysis toliau. Pirmiausia, norisi sumažinti tą atskirtį, kuri šiandien egzistuoja tarp kartų ir padėti seniorams išvengti tų pavojų, kurie susiję su skaitmeniniu pasauliu. Vos per 1,5 metų projektas Ne vienas nėra pamirštas išaugo iš nedidelės iniciatyvos į tvarią nacionalinio masto bendradarbiavimo platformą. Šiemet iki rudens buvo apmokyta net 15 000 vyresniųjų, tai yra net 10 kartų daugiau nei praėjusiais metais. Prie tūkstančių seniorų skaitmeninės atskirties mažinimo labai prisidėjo prisijungusios savivaldybės ir jų viešosios bibliotekos su skyriais. Joms renginyje buvo skiriamas ypatingas dėmesys. Būtent bibliotekų dėka rudenį projektas įžengė į naują brandos etapą. Startavo skaitmeninių ambasadorių programa. Per artimiausius metus norime pasiekti mažiausiai 50 000 seniorų. Ir tam mums reikia skaitmeninių ambasadų. Ir mūsų tikslas yra, kad kiekvienoje savivaldybėje būtų mažiausiai po vieną vietą, kurioje žmonės galėtų gauti paskaitas, mokymus, atsakymus jiems rūpimus klausimus. Atvykusi į šitą renginį esu tiesiog pakilime. Tai pirmiausia, šitas projektas didelę naudą duoda mums patiems. Mes daug sužinome, ypatingai dabar dirbtinio intelekto akivaizdoje, kaip elgtis, kaip mokyti žmonės. Renginio dalyviai, Baltikum televizijos žiūrovai ir prisijungusieji nuotoliu stebėjo paskaitas apie dirbtinio intelekto galimybes, iššūkius, skaitmeninio raštingumo mokymų svarbą seniorams ir ką daryti susidūrus su internetiniais sukčiais. Po pranešimų renginio dalyvių laukia aukšto rango politikos vykdytojų verslo atstovų diskusija Skaitmeninė Lietuva, kad ne vienas nebūtų pamirštas. Jos metu atvertas ne vienas sistemos skaudulys ir rasti sprendimai. Buvo gerai pastebėta, yra eilė priemonių, pirmiausia ir teisinių, kurias galima dar patobulinti Lietuvoje, kad ta infrastruktūra būtų įdiegiama, pastatoma greičiau. Mes siekiame parengti specialiuosius planus ryšių bokštams, tam, kad ta ryšių infrastruktūros plėtra būtų tvari. Svarbu, kad tie tinklai veiktų ir ekstremaliom situacijom. Turim dėti pastangas diskutuoti su tiek socialiniais partneriais, tiek kitom institucijom, kad būtų ir privačių operatorių tinklai pasirengę nustatyti tam tikri reikalavimai jų atsparumui. Aš norėčiau, kad įsipareigoti, daryti konkrečius žingsnius, ką mes galime dėl infrastruktūros vystymo atsparumo. Turint omeny tai, kad auga duomenų naudojimas, auga elektroninio sukčiavimo atvejai. Mes turime aukštą radio trukdžių lygį. Gyvenam tokiom išskirtiniam, turbūt geopolitiniam kontekste. Tai yra svarbu valstybės pažangai. Antrojoje renginio diskusijoje jaunųjų savanorių įtraukimas kartu su iniciatyvos autoriumi generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus direktoriumi Richardu Žilaičiu siekta išaiškinti, kaip skatinti visos Lietuvos moksleivių savanorystę projekte. Mes matome tame prasmę ir labai didelė. Kadangi projektas remiasi iš esmės savanorystę, dėl to yra labai svarbu ugdyti savanorystės kultūrą. Iniciatyva buvo ne tik tai iš viršaus, bet ir iš apačios. Tai yra mūsų vaikai. Iš karto susirinkdavo vaikų, kurie norėdavo važiuoti. Kiekviena mokykla gali pagerinti procentą ženkliai ir per labai trumpą laiką, jeigu mes atversime ugdymo įstaigos duris būtent šitam projektui. Projektas Ne vienas nėra pamirštas vienija daugiau nei 300 partnerių iš viešojo ir privataus sektoriaus. Į renginį prezidentūroje susirinkę verslų ir institucijų atstovai dalijosi patirtimi projekte, įžvalgomis ir džiaugiasi galėdami prisidėti prie kilnios iniciatyvos misijos. Įspūdingas projektas, mums labai smagu jungtis prie projekto, kuris yra sėkmingas ir kuris turi potencialą augti toliau. Norime, kad kiekvienas Lietuvos gyventojas jaustųsi saugus internetinėje erdvėje, skaitmeninėme pasaulyje ir turėtų tam reikiamus įrankius. Ką pastebime dalyvaudami paskaitose, tai kad senjorai yra labai išmanūs. Mums yra svarbu, kad technologijos tarnautų žmogui, o ne atvirkščiai. Natūralu, kad senjorai viena iš tų visuomenės dalių, kuriai tikrai reikia dėmesio. Mes turime būti šalia.
Ne vienas nėra pamirštas, komanda projektui kelia aukštus tikslus. Iki 2027 pabaigos apmokyti mažiausiai 176 tūkstančius vyresniųjų žmonių. Aš tikrai noriu, kad Lietuva taptų nebe atskirčių, o artumo vienas kitam valstybė. Norint pokyčio reikia pradėti nuo savęs. Mes susitelkę galime jį padaryti. Nereikia darytis kažkur į šalis. Ryšių reguliavimo tarnyba kviečia visus jungtis prie nacionalinės skaitmeninio raštingumo platformos Ne vienas nėra pamirštas, kad visa Lietuva taptų skaitmeninio pasaulio dalimi. Kaip skelbė renginio šūkis, bendrystė daro pokytį.